O taip. Ar esat girdėjęs, chebra, apie tepalus Hado? Tikra 100% kad esat girdėjęs. Esat matant net parduotuvėje, perkat, aš perku. Ir norėčiau papasakoti ir pasiūlyti ir parekomenduoti. Būtent tai tepalai ir unikalūs. Įpili ir niekada nesugenda variklis. Ne? Nuora mašin supresauti, užved variklį, užlauž gazą ir pajungi presą ir supresauni. Daug legendų, mito, ne, bet iš praktiks galiu pasakyti, kad esu naudoju ir naudos. Tai produkcija su revitalizantu. Mondrus žodis, dėl to esu kinės, žinau. Kur atstato dalelės, ten trampam, ten visko. Čia toks dalyks, kaip jeigu vyra labai daug valgo kalciaus, anims užauga raga. Tai ne vis laiką ir į variklį pilant vitaminus irgi gali būti raga. Produkcija sena, produkcija užtikrinta, užsirekomendavusi, praeis daug testų, daug laimėjusių visokių dalykų. Aš toks kaip iš patirties, nes aš pats naudojau, gal net žiūrėjot man videokų, kur grina rodžiau, kaip suveikia stebuklings Marso kristalų oksidų elementą. Ateity papasakosiu daugiau, bet siūlyčiau atkreipti dėmesį. Ir rekomendacija ir išdrūšis dėl to, kad aš pats naudoju, pats patyrinėju ir matau rezultatą. Dėl to, jeigu turi kokį senesnį mašinėlį, kaip Honda CR-V, nors į CR-V gali pilti, ko nori, vis tai, kad nesugės, bet įpilus tokį, ton CR-V tikra supresaus su redline užlaužtų gazu. Tort senesnį mašiną, tort naujesnį mašiną, didelį ridą rekomenduoju Hado tepalus. Be abejo ir įvairių priedų, įvairius kitokių, į tepalą, į lyvą, valiam priemonių, solidoliaus, solid oilo, kur irgi praktika rodo ir bendrauju su žmonėm, kad kažkodėl guolis daugiau laiką arba kažkokie tokie dalykai ir nebūtų unikali, nebūčiau ir parodys ir jums. Dėl to Hado produkciją ir tepalus rekomenduoju. Tur aš tokių prisidėjęs. Galvoju, akinės varau, reik revitalizuoti akinių, suprant, rėmelį, kad būtų amžinas. Nes patys žinot, ne tik varikliams, bet ir akinių rėmeliams tinka. Va taip. Kiek laikys dabar? 100 metų, kol nudėl steklus. Hado.